po 9, taigi, manau, jau kas norėjo, turbūt prisijungė. Tikiuosi, kad girdite, man indikatorius rodo, kad jūs puikiai mane girdit. Tvarkoj, mergaitės, ačiū. Taigi paskaitėlę pradėsim. Šiandien pasirinkau tokią temą, būtent naujus produktus, nežiūrint į tai, kad jums buvo tikrai atsiųsta medžiaga apie juos ir tikrai jūs ją ir matot ir dabar. Aš pabandysiu pavartyti skaidres, matyt, kad mokėsiu. Ir jūs, aišku, daug ką galite perskaityti ir daug kas turėtų būti aišku ir labai gerai, kad dabar daro skaidrės naujiems produktams, tai yra ir patogu ir jums, ir mums. Taigi, iš tikrųjų, tą informaciją jūs galite tikrai jau lietuvių kalbą turėti ir matyti ir netgi parodyti kažkam, ar ne? Na, bet kaip ir visada, per paskaitas mes, aišku, ir pasigilinam daugiau ir jau kažką galim iš savo patirties pasakyti, todėl nežiūrinti tai, kad jūs matote skaidrės ir galite perskaityti, mes iš tikrųjų dar šiek tiek smulkiau pašnekėsim apie šitos 3 produktus, kur iš tikrųjų aš labai ir labai džiaugiuosi, kad jie atėjo pas mus, tai yra nuostabus produktai. Taip, mielosios, matau, kad jums trukinėja, na, žinokit, man nieko nerodo apie tai. Noriu pasakyti tiek, kad kažkodėl šiandien, su kuo šnekėjau Skype'u, buvo labai sunku susišnekėti. Apskritai, labai trukinėjo internetas pas mus čia Lietuvoje. Aš nežinau, ar čia Panevėžyje, ar čia apskritai visur. Iš tikrųjų, vėjas yra nemažas lauke, gal ir tai kažkokią reikšmę turi. Tai kažkodėl man taip toks įtarimas buvo, įdomu, kaip čia praeis mūsų paskaita. Na, bet kas gerai girdi, bandykim girdėti, o aš jau kaip nors papasakosiu jums. Taigi, mėlyjei, pradėkim nuo multiaktyvaus micelinio vandenio. Puikus produktas, žinau, kad daug kas pabandėt, žinau, kad iš tikrųjų pirkimas yra tikrai nemažas šito produkto. Jeigu kas nors dar nepabandėt, tai iš tikrųjų griebkit greitai. Sakykit, prašau, taip, Dovilė rašo, ar vaizdo nebus, ar jūs nematot skaidrių, ar viską matot šalia? Nes vaizdą tai tikrai turit matyti. Matot. Nu, tai tvarkoj tada. Tada neklauskit, kokio vaizdo nematot. Viskas gerai, tada šaunu. Taigi, kas yra tas micelinis vanduo, kuo jis yra toks ypatingas? Netgi prancūzių grožio paslaptis, galime netgi tokį micelinio vandens apibūdinimą kažkur literatūroje rasti. Būtent prancūzių grožio paslaptis, moterų prancūzių noriu pasakyti. Tai yra nenuplaunama, muilo savo sudėtyje neturinti veido odos valymo priemonė. Kuogi yra tokia ypatinga? Kaip veikia micelinis vanduo? Micelinio vandens formulė yra sudaryta iš micelių, tai yra mikroskopinio dydžio dalelių, kurios sugeba apgaubti aliejaus molekulės esančias švelniame vandenyje. Ir micelės tarsi magnetas pritraukia purvą bei riebalų perteklių. Todėl ši priemonė puikiausiai pašalina nešvarumus bei makiažo likučius. Naudoti yra be galo paprasta. Suvilgykite vatos diskelį miceliniu vandeniu, nuvalykite veidą ir lukterkite šiek tiek prieš tepdamos kremą, kad naudingosios medžiagos spėtų įsigerti į odą. Šios priemonės nereikia papildomai nuskalauti. Vien mintis, kad micelinis vanduo yra makiažo valiklis, prausiklis, tonizuojanti bei drėkinanti priemonė viename,
yra tiesiog nepakartojama. Ir nėra kito tokio gero gaminio, kuris galėtų va šitas visas funkcijas atlikti. Micelinis vanduo netgi buvo naudojamas, manau, kad ir dabar yra naudojamas mažų vaikų odos sunkių ligų gydymui. Jame visai nėra šarmų, kurie sukeltų odos išsausėjimą ir dehidrataciją. Ir aktyvių šarmų dažniausiai yra įvairiausiose kosmetinėse prausimosi priemonėse. Ir moterims, kurios turi jautrią odą, yra labai gerai pažįstama alerginė reakcija, odos paraudimas, kuris atsiranda po tokių priemonių panaudojimo. Ir manau, kad tikrai jūsų tarpe, ko gero, atsiras bent viena, kuri būtent jaučia tas alerginės reakcijas nuo prausiklių, nuo šarminių prausiklių. Todėl joms yra ypač aktualu išsirinkti tinkamą veido valymo ir makiažo šalinimo priemonę. Ir micelinis vanduo tai yra skystis, kuris tinka, dar kartą pasikartosiu, makiažo valymui ir kuris yra praturtintas riebalų rūgštimis ir naudingomis medžiagomis. Ir micelija, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia kruopelė dalelė, jau kartojosi. Taip? Ir mažytės dalelės esančios tame miceliniame vandenyje, dar kartą pakartosiu, sugeria visus odos riebalų perteklius ir makiažo priemonių likučius. Ir juos ištraukia iš porų, tiesiog kaip magnetas. Kaip magnetas micelinis vanduo ištraukia tuos nešvarumus iš porų. Jis niekaip neveikia epidermio taip agresyviai, kaip kitos prausimosi priemonės. Ir juo nusiprausus, nusivalius, tikrai nejuntamas odos tempimas ir jis tikrai niekaip jums nesukels odos uždegimo. Nėra produkte nei kvapiklių, nei aromatizatorių, todėl ir nesukelia alergijos, ar ne, nėra spirito jame. Tai reiškia, kad drėgmė iš epidermio paviršiaus neišgaruos. Netgi, žinot, kadangi pati nesinaudoju kosmetiką tušu, kuris yra vandeniui atsparus, todėl visų 100% šiandien jums negaliu pasakyti, kad vandeniui atsparų tušą nuvalys taip pat lengvai kaip ir visa kita. Bet tuo, ko aš dažausi, o aš dažausi Tende kosmetiką, tai nuima tiesiog vienu brūkštelėjimu. Ir turėdama jautrią veido odą, turėdama jautrias akis, iš tikrųjų nejaučiu visiškai jokio diskomforto ir esu be galo patenkinta. Ir jūs matote skaidrėje, kad jis neturi sulfatų, neturi parabenų, neturi kvapiklių, neturi alkoholio, dažiklių, mineralinių aliejų. Tai iš tikrųjų fantastinė priemonė tinkanti jautriai odai. Taip, micelinio vandens nereikia nuvalyti papildomai, dar nuplauti ar nuskalauti. Teisingai, Laura. Tiesiog uždedate šios priemonės ant diskelio vatos ir nuvalote viską, ką norite nuvalyti. Ir riebalų perteklių, ir poras, ir makiažą, ir viską. Tiesiog nusiprausėte, nepildama į saują, ar ne, vandens. Tiesiog su vatele nuvalot ir nuprausėt viską. Be abejo, jeigu yra makiažas uždėtas, ar ne, tai aišku, kad su vienu vatos diskeliu jūs nenuvalysit. Tai reiškia, jūs dar kartą pašlapinsit ir dar kartą nuvalysit. Po jo šiek tiek lukterkit, jau sakiau, šiek tiek lukterkit prieš tepdamos kremą, naktinį vakarinę, ne, kad naudingos medžiagos įsigertų į odą. Ar supratot, Laura, kad nereikia jo nuplauti? Taigi, pažiūrėkim, kas kitoj yra skaidriai. Čia labai aiškiai matosi, kaip įprasta priemonė makiažui nuvalyti
kaip šluota valo, ar ne, ir kaip mūsų micelinis vanduo, mūsų ar ne mūsų, bet micelinis vanduo, ar ne, multiaktyvus micelinis vanduo, kaip jis kaip su siurbliu ištraukia iš porų šitos nešvarumus. Toniko po jo nereikia naudoti. Jeigu norite, galite, bet tai tikrai nereikia naudoti. Toliau. Sekančią skaidrėje matot, kada mums yra naudinga naudoti, kada reikia būtinai turėti micelinį vandenį, ar ne, kokiais momentais yra nepakeičiamas. Be jokios abejonės kelionėje, gamtoje, vakarėliuose, sportuojant, tiek kasdienio makiažo valymui, ar ne, tiek, va čia parašyta ir fotosesijų, televizijos filmavimų ir madų pristatymų metu. Tai yra tiesiog labai patogi priemonė, be galo šaunus, visų pirma dėl to, kad labai greitai nuvalo. Antra tiesiog, po jo, nežinau, kas bandėt, gal brūkštelkit, parašykit atsiliepimus savo, iš tikrųjų net nieko nesinorint jo tepti, bet toniko arba losjono aš tikrai po jo nenaudoju ir to labiau, kad jis turi, ta prasme, tai yra ir prausiklis, ir valiklis, ir tonizuojanti bei drėkinanti priemonė viename. Dėl to, manau, kad tikrai nebūtinas yra tonikas arba ten losjonas. Taigi, kokią sudėtį mes dar turim micelinio vandens, aš jau praverčiau, to aš jums atsuksiu atgal. Taigi sudėtis, dar į produkto sudėtį įeina matinį efektą suteikiantis kompleksas, tai yra porų reduktorius ir alantoinas. Porų reduktorius ir alantoinas. Kas tai yra? Porų reduktorius tai išvalytas, išgrynintas, koncentruotas gamtinis ekstraktas išgautas iš grybų masės, iš grybų minkštimo. Tai yra, ką naudoja Tende, tai yra tam tikra rūšis grybų. Radau aš, kokį jie ten naudoja, bet nei jo pasakymas, nei mums pavadinimas kažką reiškia, ar ne. Jeigu norės pasižiūrėti sudėtį, pasižiūrėsit, pamatysit, koks tai yra grybas, bet manau, kad tai nelabai sudaro kažkokią tai esmę, ar ne, kurio šito grybo minkštimo masės sudėtyje yra viena sudedamoji dalis labai svarbi rūgštis, tai yra agariko rūgštis. Vat apie ją ir reikėtų pašnekėti. Ką daro ta agariko rūgštis? Agariko rūgštis turi stiprų sutraukiamąjį poveikį, tonizuojamąjį ir odą, gaunam per ją tonizavimą, odos elastingumą. Ne tik sutraukia agariko rūgštis poras, bet ir lygina odą, be jokios abejonės drėkina. Prieš tai buvusiame projekte aš gerai žinojau agariką ir jų rūgštį ir tie grybai, agaricus sinensis vadinasi, jeigu kam nors tai kažką sako, tai iš tikrųjų be galo naudinga sudedamoji dalis nepaprastai, labai yra žmogaus organizmui labai reikalingas daiktas, labai reikalingas produktas. Jis naudojamas toli gražu ne tik kosmetikoje, jis naudojamas yra sveikatai, tai yra naudojamas į vidų. Ir iš tikrųjų, o kas liečia kosmetiką, tai jis naudojamas drėkinimui, odos lyginimui ir būtent stipriam porų sutraukiamajam poveikiui. O švarios ir sveikos poros yra labai svarbu, norint išlaikyti, aišku, gerą odos išvaizdą, ne? Pas ką poros yra, sausa veido oda, ar ne? Tie žmonės gal net nesidomi tokiais dalykais ir tai yra neaktualu, bet iš tikrųjų
tikrai yra žmonių, kurie turi riebę veido odą, riebesnę ar ne, kur kada poros tiesiog deformuojasi, jos išdidėja, labiau negu norisi ar ne, nuo per didelio riebalų pertekliaus, kuris išsiskiria būtent iš pačios odos ar ne. Porų deformavimą netgi veikia ir aišku, ir aplinkos užterštumas, ir netgi rūkymas, ir netgi stresas. Ir dėl to tiesiog tas porų sutraukiamasis poveikis iš tikrųjų mums yra labai svarbus. Ir kada išsivalo poros ir jos akimirksniu yra sutraukiamos, tai iš tikrųjų priverčia odą, tą epidermį poras judėti, vyksta judėjimas odoje. Tai reiškia, didėja elastingumas. Ir vat būtent agariko rūgštis, ji drėkina, ji nesausina odos, sutraukia poras, dar kartą pasikartosiu, ji nesausina odos, priešingai drėkina raginį sluoksnį, todėl oda tampa elastinga nuo to, kad sudrėkino šitą raginį sluoksnį, dėl to, kad išvalė ir greitai sutraukė. Tai vat būtent šituos veiksmus atlieka ta agariko rūgštis, kuri įeina vat štai į šitą matinį efektą suteikiantį kompleksą, kuris yra vadinamas porų reduktorium lietuviškai. Ką jūs ir matot šitoj skaidriai. Taigi, ko gero, apie alantoiną aš jums dar nepapasakojau. Taip, klausė Sandra, kaip gauti šias skaidres apie produktus. Sandra, yra tik vienintelis būdas arba prisijungti prie Tende Shops šitos svetainės, kur jūs galite gauti žinias, o mes siunčiame šitas skaidres, kai turim lietuvių kalbą, bet jeigu jūs nesate prisijungus, jūs turite kreiptis į savo tiesioginius sponsorius, jums tikrai jas atsiųs, nes centralizuotai visiems buvo išsiųsta, tie, kurie yra prisijungę, o kurie nėra prisijungę, vadinasi, jie gauna iš savo sponsorių. Taigi, kreipkitės į savo sponsorių, tikrai turėsit. Toliau, dar viena labai šauni sudėdamoji dalis yra alantoinas. Alantoinas natūraliai augaluose, bakterijose ir net gyvūnuose randama medžiaga, kuris saugo, ramina ir kondicionuoja odą. Alantoinas yra naudojamas labai iš tikrųjų daug kur, įvairiose kosmetikos priemonėse, dermatologinėje kosmetikoje, dėl savo raminančių odą savybių. Medicinoje jis yra naudojamas kaip žaizdų ir opų gydymo priemonė. Alantoino poveikis odai ir sveikatai yra labai ir labai didelis. Tai yra saugus, nedirginantis, nealergizuojantis ingredientas, kuris ramina, gydo ir saugo odą. Ir alantoinui taip pat yra priskiriamos antialerginės, odą regeneruojančios arba regeneraciją skatinančios savybės. Netgi toks buvo tyrimas, kuris buvo publikuojamas ir dabar daug kas pasakoja apie jį iš tikrųjų ir kas domisi tikrai žino. Tai 2009 metais buvo atliktas tyrimas, kuris įrodė, kad alantoinas yra labai veiksminga priemonė gydant atopinį dermatitą. Kas to neturi, ačiū Dievui, pabelskim į medį, ar ne, tai viskas gerai, bet kas turi, tai žino iš tikrųjų, kokia tai yra didžiulė odos problema ir kaip tai yra problematiška. Tai aš jums drąsiai galiu pasakyti, jei yra tokia problema ar ne, aišku, tai nėra jau kažkokia tai tragiška problema, kuriai negalima padėti, bet vis tik tai atopinis dermatitas yra rimtas odos susirgimas ir šitą multiaktyvų micelinį vandenį galite naudoti visų 100% ir jis tikrai nesuaktyvins atopinio dermatito, bet atvirkščiai. Jau vien tai, kad įeina grybo agariko rūgštis į šitą visą sudėtį, apie šitą produktą pasako labai daug ir labai rimtų pozityvių, sakykime, bruožų savybių.
Taigi dėl to tikrai būkite ramus. Produktas iš tikrųjų yra labai geras. Kas pabandėt, tikrai žinot, labai šauni priemonė, naudokite ir džiaukitės, kad naudojat. Ir iš tikrųjų jau ką reiškia apie kad galite kažkam padovanoti, ar ne, ir jeigu žmogus turi jautrią odą ir jūs šitą priemonę padovanosit, na, manau, kad tai bus labai gera dovana ir labai geras, na, gera prezentacija mūsų kompanijos produktų. Taigi, manau, apie šitą gerą daiktą mes pašnekėjom. Dar noriu priminti, kas galbūt nematot skaidrių arba neturit. Kodukas yra 10205 ir tai yra 150 ml talpa. 10205 yra šito produkto kodas. Taigi pereiname prie antro produkto, nei kiek nemažesnio gerumo, iš tikrųjų labai šaunus produktai, visi šitie trys, apie ką aš jums šiandien ir noriu papasakoti, aš labai jais tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi ir labai nuo širdies juos prezentuoju, nes iš tikrųjų tai yra grand produktai. Taigi, matote skaidrėje, koks tai yra šaunuolis dezodorantas, tai yra purškiamas kūno dezodorantas, kuris vadinasi gamtinis alunitas ir šalavijas. Kas atidžiai skaitėte nuorodą ir kam į Skype'ą įmečiau informaciją apie šios dienos paskaitą, tai aš suklydau rašydama, parašiau alunitas ir šalavijas, praleidau vieną raidę ir gavosi visiškai naujas produktas, tai yra alavijas. Mėlieji, aš tikrai netyčia praleidau raidę ir gavosi absoliučiai kitas daiktas, o čia yra tikrai alunitas ir šalavijas. Ir pakalbėti norėjau ne apie alaviją kaip sudedamąją dalį, bet kaip apie šalaviją. Aš tikiu, kad galbūt jūs net kreipėte dėmesio, na, bet būna visaip, o aš tikrai suklydau. Taigi, koksgi šaunuolis yra šitas mūsų kūno dezodorantas. Vėlgi jūs matot ir kas parašyta ir pasikartosiu, kad tai yra, neturi aliuminio druskų, neturi parabeno, spirito, dažiklių, yra natūralus produktas, puikiai dezodoruoja odą, tikrai nepažeidžia prakaito liaukų funkcijos, šauniai ir ekonomiškai naudojasi ir tiesiog, na, yra fantastinis produktas, nors man į jį žiūrint toks jausmas, kad, na, ar gali jis būti toks ekonomiškas, bet jį reikia pabandyti panaudoti ir jūs pamatysite, ant kiek jis ekonomiškai naudojasi. Taigi, kokios pagrindinės sudedamosios dalis, štai jūs matote ekrane, tai yra alunitas, tai yra organinis cinkas ir yra šalavijų ekstraktas. Taigi, pakalbėkim apie visus tris. Alunitą jūs puikiai žinot, ar ne? Na, nežino, kas yra naujokai, ar ne, alunito, bet jūs tikrai žinot, kurie seniau dirba, tikrai žinot alunitą, ar ne, nes mes turim kitą dezodorantą, kurį jūs pamatysit kitoj skaidriai, ar ne, tai mūsų kietas dezodorantas, mūsų kietasis kristalas, natūralus kristalas, taigi čia yra tas pats alunitas, tačiau yra skystame pavidale. Ar ne? Pats alunitas, jis neturi savojo kvapo, visiškai yra natūralus, kadangi sudarytas iš natūralaus, tai yra, na, sudarytas, dabar nesudarytas, o ištirpintas, ar ne, iš natūralaus kristalo. Visiškai neutralizuoja nemalonų odos kvapą, nekenkdamas odos paviršiui, neužkemša porų, tai tiesiog yra gamtos dovana. Normalizuoja odos pH balansą, kas yra be galo svarbu. Gydo odos paviršių, net žaizdeles,
Be abejo, su tuo mūsų kietuoju alunitu, ar ne, mes darom tirpaliuką ir mes galim gydyti žaizdeles, ar ne, po kažkokių įsipjovimų, stabdyti kraujavimą, galim puikiai dezinfekuoti odą, žaizdas. Patikėkit manim, su šituo preparatu, su šituo dezodorantu, kuris yra skystam pavidale, jūs galite visą tą patį daryti 100%. Yra, na, kad jis padeda uodų įkandimams ir musėms. Tai tikrai nuo visų šitų dalykų jūs lygiai taip pat galit naudoti, kaip ir naudojot kietąjį alunitą, ar ne? Neįeina jokie aliejai, kurie palieka žymes ant rūbų, ar ne? Naudojamas vėlgi, čia parašyta, na, kadangi dar nepabandėm, tai negalim pasakyti, ar ne, neišbandėm visų metų, parašyta metų, naudojant metams, dezodorantas naudojant kasdien, tai yra 800 purškimų naudojant kasdien. Tai labai aktyvus fitomineralinis kompleksas, jis tinka ir būsimoms, ir maitinančioms mamoms. Neleidžia atsirasti odos sudirgimams, naikina bakterijas, ar ne, čia jau alunitas pats daro. Dabar organinis cinkas, pašnekėkim apie organinį cinką, kuris įeina į šitą sudėtį. Cinkas ir grožis jau yra iš tikrųjų labai suderinami dalykai, jau yra tiksliai žinoma, kad jaunatviškus spuogus galima išgydyti ir cinko pagalba, jeigu jį koncentruotą turim, ar ne, tuo labiau organiniu cinku, ar ne. Labai svarbus yra cinkas gydant ar tvarkant įvairias odos ligas. Tiesiog, na, oda tai ne tik nuo aplinkos poveikio mus saugantis arba skiriantis paviršius, tai ir kiekvienos ląstelės apvalkalas. O iš ląstelių yra sudaryti visi organai, bet kuri liauka, iš esmės net smegenis, ar ne? Taigi cinkas yra patikimas visų membranų, tai yra mūsų ląstelių odelės, kaip sveikatos sargas. Ir cinkas būtent kosmetikoje yra kaip antibakterinė, antiseptinė medžiaga. Be abejo, padeda neutralizuoti ir šalinti nemalonius kvapus, reguliuoja visą epidermio švaros visas funkcijas. Taigi, iš tikrųjų, su cinku mes galim padaryti gražią ir stangrią odą. Na, mes puikiai žinom, kad cinkas ir rankų oda yra labai artimi dalykai, ar ne, kada mes, sakykime, turim kažkokį bėrimą, ar ne, dermatologišką kažkokį tai bėrimą. Ir dažniausiai dermatologai iškart diagnozuoja egzemą. Tai, žinot, ką galima padaryti su vaistais, tai iš tikrųjų visą tą patį dalyką galima padaryti su organiniu cinku. Reikia tik jo koncentratą gerą turėti. Tai iš tikrųjų organinis cinkas yra be galo didelė pagalba visame kame. Odos paraudimam, niežuliam, ten, kur yra kažkokie bėrimai, ten, kur yra alerginės reakcijos, ten, kur yra žaizdelės. Visa tai padeda organinis cinkas. Ir mes dar turim fantastinę sudedamąją dalį, tai yra šalavijų ekstraktas. Kaip jūs puikiai žinot, augalai dažniausiai pasižymė antibakterinėmis ir antigrybelinėmis savybėmis. Todėl vien dėl to augalų ekstraktai dažnai yra naudojami kosmetikoje kaip konservantai, nes jie sugeba išsaugoti visas vertingas kosmetikos medžiagas ir neleidžia greitai joms sugesti. Tai vat šalavijo ekstraktas čia ir yra naudojamas būtent šiuo aspektu, būtent dėl šitos priežasties. Be to dauguma ekstraktų dar pasižymė apsauginiu, valomuoju ir tonizuojančiu poveikiu. O būtent šalavijų ekstraktas, jis turi savyje daug karčiųjų medžiagų, rauginių, karčiųjų medžiagų, turi organinių rūgščių, turi vitamino PP ir daugybę mineralinių medžiagų. Jis gydo sunkiai gyjančias žaizdas,
mažina uždegimą, naikina bakterijas ir fantastiškai dezodoruoja, dezinfekuoja. Šalavijas turi tą savybę mažinti prakaitavimą. Štai kodėl šitas augalas įeina į daugelio dezodorantų sudėtį. Ir jo efektyvumas siekia net 50% vien šalavijų ekstrakto. Šalavijas beje buvo pradėtas vartoti kaip augalas, buvo pradėtas vartoti prieš 2000 metų. Jo buvo net mėsa konservuojama. O jau ką kalbėti apie įvairias ligas, iš tikrųjų kinai naudojo šalavijo ekstraktą prie be galo didelio spektro įvairiausių susirgymų, iš tikrųjų prie beveik visų žinomų ligų gydymo, nuo gyvatės įkandimo iki psichologinių problemų. Tai štai kokią galią turi šalavijo ekstraktas. Ir gydymo tikslams naudojami šalavijo lapai daugiausiai. Taip, kad lapai, kurie yra netgi renkami skinami prieš žydėjimą, paskui vėl peržydėję, augina jie vėl naujus lapus leidžia, ir tie lapai, ir tie yra renkami. Žodžiu, šiaip pasiskaičius apie šitą augalą, tai spektras jo be galo didelis ir nepaprastai daug kur yra naudojamas. O būtent, jeigu grįžtam prie savo dezodoranto, ar ne, tai jis yra naudojamas tam, kad jis mažina prakaitavimą net iki 50%. Ir vėlgi prisiminus tuo, kad jis turi antigribelinės ir antibakterinės savybės, tai visiškai realu ir normalu ir suprantama, kad jo sudėtis čia yra ir labai naudinga, ir labai reikalinga, ir mes galim nuo to tik labai džiaugtis. Taigi, dar kartą pasikartosiu, galim prie to paties ir pasižiūrėti, kad tai yra produktas, kuris neturi aliuminio druskų, neturi parabenų, neturi spirito, neturi dažiklio, ir tai yra su aktyviu fitomineraliniu kompleksu, apie kurį mes jau apšnekėjom, turi gaivų aromatą ir tinka būsimoms ir maitinančioms mamoms. Ir neužkemša porų, ar ne? Dar ką mes čia turim? Štai mes dar turim, jums pasakoju apie kietąjį kristalą, ar ne? Ir skystasis salonitas, ir ne veltui jie abu yra čia vienoj vietoj, ar ne? Kad suprastumėt, kad tai yra tas pats salonitas, tik tai yra skystam pavidale, ar ne? Užtikrina gaivumą iki 24 valandų, bet to yra labai patogus, ar ne? Nes dažniausiai, kiti sako, čia ieškok dar man vandens ir taip toliau, tai čia tiem tinginukam, kas nenori vandens ieškoti, kad su kietuoju alunitu, ar ne, pasinaudoti, kuris fantastinis yra irgi preparatas, kuris naudojamas toli gražu, tikrai ne tik kaip dezodorantas, ar ne, tai jūs galite puikiai naudotis štai šituo purškiamu kūno dezodorantu, kurio ir pavadinimas yra šaunus, iš tikrųjų gamtinis alunitas ir šalavijas. Tai vadinasi, tai yra tas pagrindas, apie kurį mes ir pašnekėjom, ir tai yra iš tikrųjų labai puikus preparatas. Ir parašyta, kad jis apskaičiuotas yra ilgesniam nei 1 metų kasdieniam naudojimui ir, kaip jau sakiau, 800 purškimų. Ir ką mes čia turim 6 skaidriai, praktiškai tą patį, ar ne, pavadinimą, ir kad tinka jautriai odai. Dabar galvoju, ar aš čia jums jau pasakiau apie tai, ar nepasakiau. Kitą kartą kaip gerai skaidris, jeigu ką, tai galima pasikartoti. Taip, jis tinka jautriai odai, ir kodukas jo yra 30115, kas nemato skaidrių, ir 100 ml talpos. Ir turiu jums dar vieną dovanėlę, nors esu moteris, bet labai patenkinta šituo produktu, tuo, kad jis atsirado, nes iš tikrųjų sudėtis yra daugiau negu fantastinė.
Tuoj mes ateisim į pirmą skaidrę. Taigi mes turim dar šaunų, labai šaunų preparatą. Tai yra dušo gelis vyrams su sidabru, kuris tikrai yra sukurtas atsižvelgiant į vyriškos odos ypatumus ir tikrai nepaprastai šauni priemonė, kuri yra be parabenų ir dažiklių, kuri gausiai putoja, nepaprastai ekonomiškas odos apsauga yra superinė tiek nuo sudirgimo, tiek nuo bakterijų. Dabar, mielosios, aš iškart verčiu kitą skaidrę, nes aš jums noriu parodyti sudėti pagrindinės dalis, tai yra 3 pagrindinės aktyviosios dalis, tai yra natūralus koloidinis sidabras. Na ką, pakalbėkim apie sidabrą. Tai yra, man jau gerai žinoma medžiaga, tačiau aš manau, kad galbūt jūs visų paslapčių apie koloidinį sidabrą dar nežinot. Tai kas dar nežino visų paslapčių, tai keletą jų aš tikrai šiandien pasakysiu. Kas yra tas koloidinis sidabras? Koloidinis sidabras tai yra sidabro molekulių sankaupa, kuri plūduriuodama vandenyje netirpsta ir su juo nereaguoja. Koloidinės molekulės turi nedidelį elektros krūvį, jos viena kitą stumia ir todėl nuolat juda. Susiburdamos su didesnėmis vandens molekulėmis, taip, tas metodas netgi, tas judėjimas netgi vadinamas Brauno judėjimu, kas žinot, kam tai yra įdomu. Svarbu tai, kad koloidinės sidabro molekulės būdamos mažesnės nei virusai ar bakterijos, jos laisvai prasiskverbia į juos ir juos sunaikina. Vat kas yra koloidinis sidabras. Ir gydomosios apskritai, šiek tiek istorijos aš jums pasakysiu, gydomosios sidabro savybės buvo žinomas tikrai dar gilioje senovėje ir net senovės indų knygose yra minima, kad vanduo buvo dezinfekuojamas trumpam panardinant į jį įkaitintą sidabrą. Arba, pavyzdžiui, ilgai laikant sidabrą vandenyje. Jūs puikiai žinot, kad yra žmonės sveikuoliai, tokia yra kategorija žmonių ir tikrai galbūt jūs matėt, kad įmeta gerą sidabrinę monetą į vandenį ir ją ilgai laikant iš viso išsišvarina apskritai nuo visų bakterijų apsivalo vanduo ir kad jį labai yra sveika gerti. Jūs tikrai, paklauskite mamų, senelių, tikrai tą žinos. Ir netgi šventinant šulinius, jos buvo metamos sidabrinės monetos. Turbūt ne šiais laikais, o anksčiau, ar ne? Vanduo buvo laikomas sidabrinėse induose ir taip toliau. Ir stalo sidabras buvo tikrai ne vien turto atributas kažkoks, ar ne? O tai buvo tikrai visai dėl kitų dalykų. Ir XIX amžiaus pabaigoje tyrinėtojai atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurių metalų dezinfekuojančios savybės, o tyrimai tai parodė, kad netgi difterijos lazdelės ant sidabrinės plokštelės ar lėkštės žūdavo per 3 dienas, ant varinės per 6, o ant auksinės per 8 dienas. Net stafilokokai atitinkamai žūdavo ant sidabro per 2 dienas, ant vario per 3, ant aukso per 9 dienas. Įsivaizduojat, koks tai yra skirtumas, ne? Taip pat buvo nustatyta, kad sidabras turi stipresnį nei kiti metalai baktericidinį poveikį, nes jis žymiai greičiau prasiskverbia į ląsteles. Ir sidabras veikia mikrobų ląsteles todėl, kad jį absorbuoja. Absorbuoja tai reiškia sugeria, ar ne? Ląstelių apvalkalai. Jis blokuoja bakterinius fermentus ir ląstelė žūva. Ta mikrobinė ląstelė, ji žūva.
Ir sidabro preparatai pasižymi ypač dideliu bakterijų naikinimo efektu. Ir yra toks akademikas Kulskis, kuris visą gyvenimą pašventė sidabringo vandens tyrimams, jonizatorių kūrimui, jeigu kas nors žinot apie tai, ar ne. Ir jis nustatė, kad sidabringas vanduo yra net aktyvesnis už chlorą ir chlorkalkes. Įsivaizduojat? Ir kad to koloidinio sidabro vartojimas yra vienas saugiausių ir efektyviausių būdų, leidžiančių organizmui gauti netgi papildomą sidabro kiekį. Jis yra net sveikatai, jis yra net žmogaus apskritai sveikatai labai reikalingas daiktas, ar ne? Ir koloidinis sidabras, jis yra biologiškai įsisavinamas. Ir kadangi jis tiesiogiai prasiskverbia į organizmo audinius, tiesiogiai prasiskverbia. Ir dar galiu pasakyti, kad dabartiniai antibiotikai kovoja tik su bakterijomis, jeigu paimti, ar ne, sakykime, gydomąją savybę, arba, šiek tiek prie medicinos pakalbėkime, ar ne. Antibiotikai kovoja tik su bakterijomis. Koloidinis sidabras naikina ir bakterijas, ir virusus, o čia yra iš tikrųjų didelis skirtumas. Nes teigiamą krūvį turinti sidabro molekulė, jinai oksiduoja tą virusą. Jis netenka savo neigiamo krūvio ir išnyksta. O sidabras tada atakuoja jau sekantį, būtent ligą sukeliantį organizmą. Tai iš tikrųjų, tai yra fantastinis elementas ir be to sidabras yra netoksiškas. Ir antibiotikai virusų neveikia. Už tai jos naikina sidabras, mylieji. Ir koloidinis sidabras jis puikiai tinka kasdieniai odos priežiūrai. Jis efektyviai pašalina dermatologinius negalavimus. Puiku tiesiog koloidinį sidabrą yra naudoti kaip pagalbinį dezinfektorių, taip sakykime, kuris nesukelia jokio dirglumo. Ir produktas yra tinkamas naudoti ypač jautriai odai. Taigi mūsų vyrams tiks, 100% tiks, tikrai. Tai vien dėl tų priežasčių, kad sunaikins bakterijas, virusus ir grybelius, padės kovoti su spuogais ir net su herpiu, sušvelnins ir nuramins odos uždegimus ir sudirgimus, jei tokių yra, efektyviai netgi dezinfekuos ir dezodoruos odą ir netgi reguliuos odos sekreciją, riebumą ir be jokios abejonės prakaitavimą. Be jokios abejonės prakaitavimą. Taigi dar viena sudedamoji dalis yra citrinų kauliukų aliejų. Tiek daug šnekėjau apie koloidinį sidabrą, kad turbūt ir kitos sudedamosios dalis net nublanko. Iš tikrųjų, jos nenublanko, jos irgi yra labai geros ir iš tikrųjų, jūs matote, dar šalia yra lantoinas parašytas, apie ką jau aš ir šnekėjau, nebesikartosiu. Fantastinė priemonė, ar ne? Raminanti visus odos sudirgimus ir drėkinanti ir minkštinanti ir tikrai labai puikiai priemonė. Bet pakalbėkime šiek tiek trumpai apie citrinų kauliukų aliejų. Kam yra naudojamas citrinų kauliukų aliejus, ar ne, ir apskritai, kodėl jis yra dedamas į priemonės? Ogi aišku, citrinų eterinis aliejus yra be galo gera priemonė mažinanti odos pigmentaciją, odos blizgesį, nuimanti riebalus, ar ne. Aliejus iš esmės detoksikuoja, atgaivina suvytusią odą, taigi stangrinimui, tai pirmiausia, stangrinimui. Aliejus be abejo, citrinų kauliukų aliejus, jis švelniai balina, skaistina pablyškusią odą ar ne, bespalvę odą, ypač kaklo odą. Čia gal ir vyram, gal ir moteriam labai tiktų, ar ne, tas labai jau skaisčios odos mes kažkaip vyram ne taip jau ir labai linkim kaip savo, ar ne.
Iš tikrųjų, jeigu yra tokios problemėlės kaip pigmentinės dėmės pas vyrus, jeigu jų galima rasti tenai ar ne, jeigu yra strazdanos, tai be abejo ir tai tvarko, ar ne, na, bet mes turim omeny ne veidą šiuo metu, ar ne, kaip dušo gelį. Taigi, jeigu yra ten kažkokie odos nelygumai spalviniai, tai tikrai turėtų padėti šitas citrinų kauliukų aliejus esantis sudėtyje, ar ne? Ką dar daro citrinų kauliukų aliejus? Aišku, antiseptinės ypatybės, kaip ir citrina, ar ne, tai daug C vitamino, antibakterinės, antiseptinės savybės, ar ne, ypatybės. Be abejo, padeda kovoti su spuogais ir su įvairiomis kitomis problemomis. Ir gydo žaizdeles, ar ne, kas gali būti ant kūno, ar ne, ir spuoguota oda gali būti ir ant nugaros, ir nebūtinai tik tai ant veido, ar ne. Ir iš tikrųjų dažnai yra naudojamas citrinų kauliukų aliejus būtent dėl šitų priežasčių tiek prausikliuose odos, tiek nežinom, ir pylinguose, ar ne, tiek odos priežiūrai apskritai skirtoje kosmetikoje, ar ne, kūno priežiūros. Rekomenduojamas, aišku, jis daugiausiai būna ir dedamas į tas priemonės, kur reikia su riebesnė oda tvarkytis, ar ne, rekomenduojamas dažniausiai riebiai odai, ar ne. Na, jeigu mes, sakykime, turėtumėm gryno aliejaus, ar ne, tai galėtumėm iš tikrųjų ir vonelės įvairias pasidaryti su juo, nes yra labai, labai naudinga. Na, šiuo atveju jis yra tiesiog kaip sudėdamoji dalis dušo gelyje ir dėl to vyrams, na, tiesiog bus super priemonė. Na, ką aš jums galiu pasakyti apie moteris? Na, aš žinau, kad rankų kremą su gyvačių taukais skirtą vyrams, kol mes jį turėjom, tikrai naudojo moteris. Aš tikrai žinau, kad naudoja. Ir žinau, kad kremu netgi naudodavosi. Ta prasme, labai malonus kvapas. Na, žinokit, iš tikrųjų, dviem savo vyram dovanojau šitos dušo gelius, bet neatidariau ir neuoščiau. Taigi nežinau net kvapo ir iš tikrųjų tai jo, Raimonda, trauk greičiau iš sandėliuko šitą gėrį savo vyrui, nes iš tikrųjų Linutė rašo, kad patinka kvapas, tikrai neuošiau, tai vat negaliu pasakyti, bet pamačiusi tas sudedamasias dalis, tai, na, klausimų visiškai nekyla. Orientavausi iš tikrųjų į sudedamasias dalis ir žinodama, kad tai yra koloidinis sidabras, tai visiškai nebejojau jo teigiamom savybėm ir jo naudingumu vyrams, ar ne, kadangi, na, pas vyrus jūs turbūt žinot, yra storesnė oda apskritai, ar ne, ir tikrai preparatas sukurtas, priemonė sukurtas atsižvelgiant būtent į vyriškos odos ypatumus, tai reiškia į padidintą prakaitavimą, ar ne, į, sakykime, na, ir kūno kvapas yra aštresnis, ir reikalingos stipresnės dezodoruojančios savybės, ir antibakterinės, ar ne, ir vyrai dažniausiai sportuoja daugiau negu moteris, ar ne, na, tai būna dažniausiai, ar ne, tai iš tikrųjų vyrų odos priežiūrai šita priemonė tiesiog yra fantastinė. Tai va, taigi kodukas jo yra 30133 ir turi 250 gramų talpos. Tai tiek, mėlyjeji, norėjau jums šiandien papasakoti apie naujas priemonės. Aš labai tikiuosi, kad jos jums patiko, kad jūs tikrai naudosit. Jo lygiai aš turiu du vyrus, kuriuos skiria 3,5 metų skirtumas. Va, taigi naudokite tikrai, mergaitės ir berniukai, ir dovanokite saviškiam. Labai gera priemonė ir labai buvo laukiama.
Ir visos priemonės, aš manau, kad jos yra fantastiškai idealios, visos šitos 3 priemonės, kur dėsit, ten padėsit, naudingos ir reikalingos, kaip ir šita, čia skirta vyrams, ar ne? Bet iš esmės tai, nėra vyro, kam nereikėtų šito dušo gelio, ar ne? O visos kitos priemonės tai tinka visiems ir dezodorantas puikiai, ir micelinis vanduo. Taip, kad naudokite mergaitės priemonės nerealiai geros, darykite gerus pardavimus, tiesiog reklamuokite ir rekomenduokite savo klientam, jie tikrai bus patenkinti, nes produktai turi fantastinę sudėtį ir ta sudėtis tikrai yra labai ir labai gera. Dabar, kadangi turiu 8 minutės laiko, labai norėčiau labai trumpos informacijos, kurią sužinojau šiandien. Žinau, kad jūs ją sužinosit anksčiau ar vėliau, bet kadangi jūsų yra daug prisijungusių, tai aš manau, aš pasakysiu ir jūs ir tiesiog, nereikės siųsti informacijos, jūs perduosite savo žmonėm. Noriu Jums pranešti tokią informaciją, kad Tibetan Herb 2 kremukai 12115 ir 12116 galite užsirašyti, kad nepamirštumėt iš veido priežiūros priemonių. Tibetan Herb serija 2 kremukai veidui 12115, 12116, jų likutis yra labai nedidelis centrinėme sandėlyje Rygos, ar ne, dealer centre dar šiek tiek turi, mes savo sandėliuose tikrai dar turim, tačiau logistikos centras šitų produktų jau nebeturi, šitų produktų Europoje nebus apie 3 mėnesius, todėl užsakinėdami žinokite, kad jūs dabar dar galite tikrai jos užsakyti ir turėti, ar ne? Bet kai jūs jų nebepamatysite užsakymų blankose, tai nėra visam laikui, tikrai jie neišimami iš asortimento, jie tikrai bus, tiesiog kurį laiką jų nebus kremukų, apie 3 mėnesius. Ir dar yra vienas produktas, kuris lygiai taip pat jo nebus kurį laiką, apie 3 mėnesius, tai yra 14604, tai yra tonikas su sraigių mucinu. 14604. Dar noriu pasakyti, kad šiuo metu jo mes dar turime. Aš manau, kad turi ir visi kiti dar Lietuvos sandėliai, todėl kad norėdami užsakyti, tikrai dar galėjo užsakyti ir gali užsakyti ir UK turit labai gerai. Taigi, kadangi turi dar dealer centras, bet kadangi logistikos centras šitų jau 3 produktų neturi, todėl kai jie pasibaigs, prašom nepanikuoti, nekelti audrų, nes jie tikrai atsiras ir viskas bus gerai. Ir dar minutėlę, 5 minutės jūsų dėmesio noriu dėl akcijų ir dovanėlių. Dovanėlių už jūsų daromą apyvartą, už promotionus, už dalyvavimą skatinimo programuose. Kadangi neužtęsiau laiko, todėl pasakysiu ir paaiškinsiu jums, labai noriu, kad jūs išgirstumėt ir pajustumėt skirtumą tarp akcijų, kurios mėnesio laikotarpį, mėnesio 2 laikotarpį yra skelbiamos, kad jūs matytumėte skirtumą tarp akcijų ir dovanėlių. Aš matau, kad daugelis konsultantų, jūs dažnai nematot skirtumą tarp šitų dalykų, ar ne? Nes labai gaunam daug laiškų, kodėl neatėjo dovanėlės, antras mėnuo negaunam dovanėlių, arba ten mano dovanėlė ten užsilaikė, ar jūs ją mums atsiųsit, taip toliau. Mėlyjei, aš dabar dar kartą jums tai paaiškinsiu ir aš manau, jūs tikrai suprasit. Mes aišku atsakinėjom iš tos laiškus, sakom, bet, tiesiog aš matau reikalingumą tai pasakyti platesniai masiai, kad jūs tiesiog žinotumėt. Mėlyjei,
akcijos yra toks dalykas, kada jos yra paskelbiamos, mes iš centrinio sandėlio gauname prekes ir akcijas mes gaunam iš karto su prekėmis. Tai yra, perki vieną produktą ir gauni akciją tokia, kokia yra paskelbta, ar ne? Aišku, tuo laiku, kada jau jos yra gaunamos, ar ne? Ne būtent jau nuo pirmos dienos, ar ne? Bet tiesiog, kada mes jau jos patenka pas mus. Tai yra akcijos. Mes jums jas galim iš karto įdėti, kai jūs perkate produktą. Bet skatinimo programos, promotionai, šitie gaunamos dovanėlės, ypatingai naujokų, kurie pagal naujoko startą gauna 3 mėnesius dovanėlės, ar ne? Jūs galite gauti 3 mėnesius ir nedaugiau. Paskui kitas promotionas jau pasijungia, ne? Į kitą skatinimo programą papuolat. Taigi, mėlyjeji, šitas dovanėlės jūs gaunate, dabar aš jums išaiškinsiu aiškiai kada. Kada jūs padarote apyvartą, jūs priduodate savo sponsoriui, ar ne, savo balus, jūsų baliukai yra skaičiuojami. Ir, sakykime, už gruodžio mėnesį galutiniai balai į centrinę apskaitą yra suvedami jau pačios kompanijos 10 sausio. Mes pamatome savo online ofisuose savo apyvartą. Tai yra už gruodį 10 sausio mes matome ir savo bonusus savo online ofise, ir savo apyvartą. Tik po 10 dienos pagal atsiųstą ir užfiksuotą galutinę apyvartą kompanija žiūri, kam priklauso kokie promotionai. Atsiunčia mums popierinį variantą, tai yra failus, kuriuose mes atžymime jūs, pažymime, kad jūs priklausote mums, mūsų linijai, kad jūs priklausote tam ar kitam sandėliui, serviso centrui ar dealer centrui, ar ne? Mes atžymime. Mes paprastai šituos popieriukus gaunam 16, 17, 18, vėliausiai apie 19 mėnesio dieną. Vadinasi, realiai iki tos dienos jūs jokių būdų negalite gauti savo dovanėlės, nes tai yra visiškai nerealu. Ir tada mes išsiunčiame šitą blanką atgal į dealer centrą. Gavę dealer centras, gavęs šitos sąrašus, ar ne, užsako tam tikrus komplektus pagal tai, ką jūs padarėt, kokią apyvartą, į kompaniją prekytės šitas komplektėlius tuos, ar ne? Ir kada gauna iš jų, tai paprastai būna savaitės bėgyje, jos patenka į dealer centrą. Tai reiškia, jeigu jūs gruodį padarėte kažkokią tai apyvartą ir jums priklauso už gruodį dovanėlę, tai jinai niekaip mūsų negali anksčiau pasiekti kaip sausio pabaigoje. Sąlygose, taisyklėse yra parašyta, kad dovanėlę jūs galite atsiimti savo artimiausiam serviso centre arba dealer centre. Na, jūs juk nenuvažiuosite į dealer centrą į Rygą atsiimti dovanėlės, ar ne? Arba jeigu jūs gyvenat vienam Lietuvos kampe, o jūsų serviso centras, kuriam jūs priklausote, ar ne, kuris jūs aptarnauja, randasi kitam Lietuvos krašte, ar ne? Taigi, kada šitas serviso centras gauna papildymą arba gauna prekes jau į Lietuvą, tada ir sudedamos yra dovanėlės. Ir aš jums galiu pasakyti, kad už lapkritį, aš dabar nelabai perskaičiau visus klausimus, bet už lapkritį dovanėlės konkrečiai mūsų sandėlys gavo šiandien. Todėl, na, čia buvo šitos kaip jos šventės ir taip toliau, ir mes už lapkritį gavom tik šiandien, galbūt mes galėjom šiek tiek anksčiau gauti, jeigu mes būtumėm paėmę, tai yra būtumėm darę papildymą, sakykime, savaitę anksčiau, nors mes savaitę anksčiau irgi darėm, bet mums dar netidavė tų dovanėlių, nes pats dealer centras dar jų neturėjo, taigi visas šventinis laikotarpis dar šiek tiek užsitęsė. Taigi, mėlyjeji, jūs niekada dėl to nepergyvenkit. Nei viena dovanėlė neprapuola ir tikrai pasieks jūs anksčiau ar vėliau.
bet tiesiog tai yra neįmanoma, nes jos yra gaunamos ne dėl to, kad jas kažkas užlaiko, o jos yra gaunamos už jūsų apyvartą, kuri yra fiksuojama galutinė tik sausio 10 už gruodį, gruodžio 10 už lapkritį, už sausį bus vasario 10. Ir dėl to jūsų dovanėlės gauna tikrai vos praktiškai gruodį jūs padarot ar ne, tai sausio pabaigoj pačioj yra pats geriausias variantas, kada jūs jas gausite. Taigi, mėlyjeji, neužpilkite mūsų klausimais šitokiais kiekiais, nes kiekvienam atsakyti yra kartais tikrai sudėtinga, kada yra daug užsakymų arba yra daug darbo ar ne to klausimų. Taigi tiesiog kantriai laukite, jos tikrai ateis, nes mes kaip sandėlys jų pagreitinti tikrai negalim. Ir kažkaip tai paimti, pasavinti, kažkur padėti irgi mums neišeitų. Taigi dėl to tikrai nepergyvenkite visiškai, jos tikrai jūs pasieks, tik tai ne taip greitai, kaip mes visi norėtume. O akcijos taip, jūs perkate produktą, jūs padarėte užsakymą, jūs jį apmokėjote, jums siunčiamas užsakymas ir jums yra įdedamos akcijos. Kadangi perkant produktą, tas produktas yra iš karto duodamas. Taip, jau čia apyvarta jūsų nei prie ko ir jūsų skatinimo programos ir kažkokios tai ten dar visi šitie dalykai yra visiškai ne prie ko. Taigi, mylieji, tiesiog skirkime šitos du dalykus kaip akcijos ir promotionai ir viskas bus gerai, jie tikrai pasieks jūs, tikrai pasieks. Taip, Svieta, būna ir tokių dalykų. Tikrai būna ir tokių dalykų. Na, mums štai šitas nutikimas nutiko šiandien. Mes gavome